Sveiki, pavasaris už lango, su mažyliais norisi vis daugiau praleisti laiko lauke ir, net jeigu ir turite turbūt vežimėlį naujagimiui su lopšiu, dideliais ratais, kad vaikui būtų komfortiška ir patogu, tačiau ateina tam tikras laikas, kai jau, jums nebėra patogu. Kai vaikas šiek tiek ypač paauga, sakykime, kai dažnai keliaujate į užsienį, skrendate lėktuvu, su dideliais ratais vežimėlį tasytis, kad ir kiek mažai jis besvertų 11 kg, 9 tai yra minimaliausias, nėra patogu. Tikrai žinau iš savo asmeninės patirties, todėl dažniausiai keliaujant, bet net ir kasdienai tėveliai žvalgosi kompaktiškesnių vežimėlių, kurie būtų mažesniais ratukais, kurie svertų žymiai mažiau ir kurie susilankstytų į kompaktiškesnį dydį. Tai ta proga norėčiau pristatyti vieną nuostabiausių ir unikaliausių vežimėlių šioje klasėje. Tai būtų Elodie Mondo vežimėliai. Švediškas dalykas. Šiaip asmeniškai išbandytas labai pasiteisinęs. Taip, yra gausybė ir kitų kompaktiškų vežimėlių, kurie taip pat tikrai pakankamai ir kompaktiškai susilanksto ir taip toliau. Visi žinom, tikrai pasirinkimas didelis, išsirinkti sunku. Kodėl aš rekomenduoju būtent šį Elodie Mondo vežimėlį? Yra keletas dalykų. Vienas ir pagrindinis dalykas jame yra jo stogelis. Jisai yra neprilygstamas, neįkainojamas ir labai mėgstamas. Apie jį jau pat papasakosiu. Esmė dabar, kaip yra atlošiamas vaikas, naudojamasi tokiu dirželiu. Ar ne? Nėra kaip kartais būna, kad ten 3 pozicijos, 5 pozicijos gulėjimo. Ne. Poziciją pasirenkate jūs asmeniškai. Nuleidžiate dirželį pilnai, kiek reikia, pakeliate į viršų. Tiek, daugiau, mažiau. Vaikeliui patogiausią poziciją parenkate tiksliai tokią, kokią jums reikia. Ir sakykime, mažylis užmigo, gulima padėtis, visiškai gulima padėtis, todėl vežimėlis tinkamas net ir nuo naujagimio. Tarp kitko galima papildomai įsigyti net ir lopšį šiam vežimėliui. Tačiau tai tikrai pagal užsakymą, Lietuvoje mes nei vienas tikrai neprekiaujam, kadangi tai yra retesnis atvejis, kad žmonės renkasi kompaktišką mažą vežimėlį kartu su lopšiu, ar ne? Dažniausiai lopšiui renkamės didelius ratus. Taip, tai dabar turime gulimą poziciją, kurioje gali gulėti net ir naujagimis. Ir, jisai užmigo, turime diržus, susegame vaiką. 5 taškų diržai. Štai, puikiai užsisega. Vaikutis miega. Ir, sakykime, saulė šviečia. Turime nuostabų, patį nuostabiausią stogelį nuo saulės. Visiškas uždengimas nuo saulės. Visiškas, ar ne? Joks kitas vežimėlis, kurį mes turime prekyboje, neuždengia šitaip vaiko galvytės nuo saulės gulėjimo pozicijoje. Ypač iš kompaktiškų vežimėlių. Turint omeny iš kompaktiškų, kurie yra mažais ratukais, lengvučiai, lengvai susilanksto, ar ne? Tai yra pasaka. Tai yra tai, dėl ko dažniausiai šį vežimėlį renkasi. Toliau, sulankstimas. Tai yra svarbu kompaktiškiam vežimėliam, kurios norime, sakykime, naudoti kelionės metu, lėktuve. Tai visiškai pasukam, susilanksto. Turime, čia užsifiksuojam, turime visiškai kompaktišką vežimėlį, ar ne? Jį galime neštis į daugumą avialinijų, net ir į saloną. Nebūtina palikti bagažo skyriuje. Išsilanksto
paprastai, be jokių problemų, greitai. Svoris yra itin mažas, yra keletas panašių modeliukų, svyruoja nuo 5 iki 7 kg. Na, dažniausiai yra apie 6 kg. Ir, na, tai yra viskas, ko reikia kompaktiškam vežimėliui su vaiku, keliaujant ir net ir kasdienai. Ratukai, ar ne? Be abejo, jie nėra dideli, jie nėra pripučiami. Tai yra plasmasė aplinkui apgobta su guma. Taip, tai nėra ten tas komfortas, kurį gautumėte su dideliais ratais vežimėlyje, arba net yra kitų kompaktiškų vežimėlių su didesniais ratais. Na, tačiau jie net suteikia tokių galimybių, kokias suteikia Elodie. Ir, na, iš asmeninės vėlgi patirties, tai yra pakankamai komfortiška. Vežimėlis nėra toks visiškai kietas, kur sakytum, kad tiesiog barškaliukas važiuojam, ar ne. Be abejo, pirminis persėdimas nuo dideliais ratais vežimėlio į kompaktišką, visada yra tas toks, kaip šoko terapija, aš vadinu, kai, pirmas kelias savaitės atrodo, kaipgi taip jisai toks, vis tiek jauti, kad tai nėra tas pats komfortas, bet ilgainiui priprantant, sugrįžti atgal prie didelių ratų vežimėlio, nebėra noro. Iš asmeninės patirties sakau. O ypač keliaujant, dažnai, ar ne, paimam, sulankstom, viskas greita, jokių kažkokių sudėtingų lankstimų, spaudimų, paspaudimų. Tiesiog rankos mostas ir vežimėlis sulankstytas, rankos mostas ir vežimėlis atlankstytas. Blauzdų atramos, ar ne, kojytės galima nuleisti, čia yra kojytėm pasidėti. Ir papildomai, komplekte nėra, bet papildomai galima įsigyti ir buomelį. Taip pat galima papildomai įsigyti puodelio laikiklį ir taip pat galima įsigyti, krepšį, ar ne, gabenimui į tą patį oro uostą, patogiam sulankstote ir įdedate į krepšį ir gabenatės, persimetate per petį. Ir tokie krepšiai taip pat yra apsaugos nuo vabzdžių. Galima papildomai įsigyti. Na ir štai tiek žinių apie šį nuostabų Elodie Mondo vežimėlį, kuriuos galite rasti ir mūsų avietės parduotuvėje.